švenčiausiosios mergelės Marijos, šventųjų ir angelų dalis mūsų krikščioniškajame gyvenime. Vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas žmogus Jėzus Kristus, rašo šventosios dvasios įkvėptas šventasis Paulius. Bet dieviškai išminčiai bei gerumui patiko, kad mes turėtume globėjų, užtarėjų ir pavyzdžių, kurie savo būseną mums būtų artimesni negu viešpats Jėzus. Tai šventieji, kurie persiėmė dieviškaisiais tobulumais ir mūsų viešpaties Jėzaus dorybėmis, yra Kristaus mistinio kūno kilnieji nariai. Juos gerbdami, gerbėme patį Dievą ir jo tobulumo atspindžius. Kai jų šaukiamės paties Dievo, nes prašome, kad jie mus užtartų pas Dievą. Sekdami jų dorybėmis, sekame Kristumi, nes jie yra tiek šventi, kiek yra supanašėję su Kristumi, mūsų šventumo idealu. Toks pamaldumas į šventuosius ne tik nekenkia Dievo bei įsikūnijusio žodžio garbei, bet dar patvirtina ir papildo duodama garbę Dievui ir Kristui. Kadangi tarp šventųjų ypatingą vietą užima viešpaties Jėzaus motina, tai pradžioje kalbėsime apie jos vaidmenį mūsų krikščioniškajame gyvenime, o paskui apie šventųjų ir angelų vaidmenį. Marijos vaidmuo mūsų krikščioniškajame gyvenime. Vaidmens pagrindas. Marijos vaidmuo mūsų krikščioniškajame gyvenime kyla iš jos ypatingų ryšių su viešpačiu Jėzumi, būtent iš jos dieviškos motinystės, iš kurios kyla jos kilnumas ir jos motiniškas vaidmuo žmonių išganime. Įsikūnijimo metu Marija tapo Jėzaus motina, Dievo sūnaus motina, Dievo motina. Turėdami mintyje jos dialogą su angelu, lengvai suvokiame, kad ji tapo motina viešpaties Jėzaus ne vien kaip šiaip asmens, bet kaip žmonijos gelbėtojo ir atpirkėjo. Angelas kalba ne vien apie Jėzaus asmeninę didybę, bet ir siūlo jai tapti motina gelbėtojo, laukiamojo Mesijo, amžinojo atpirktosios žmonijos karaliaus. Visas žmonijos atpirkimo darbas laukia Marijos fiat, tebūnie. Ir Marija tai pilnai suvokė. Ji suvokė, ką Dievas siūlo ir kodėl Dievas tai siūlo, ir sutiko be jokių iš savo pusės apribojimų. Jos fiat atitinka dieviškojo pasiūlymo apimtį ir apima visą atpirkimo darbą. Taigi, Marija yra atpirkėjo motina ir dėl šios motinystės turėjo dalį savo sūnaus veikime žmonijos labui. Kaip Ieva turėjo dalį žmonijos nupuolime, taip Marijai buvo skirta turėti dalį žmonijos atpirkime. Marija kaip Jėzaus motina turėjo kuo artimiausią ryšį su visais trimis švenčiausiosios trejybės asmenimis. Ji tapo mylimiausia tėvo dukra, Dievo sūnaus motina ir tuo pačiu įgijo teisių, kad sūnus ją gerbtų, mylėtų, gyvendamas žemėje jos klausytų. Ji, kaip motina turėdama dalį savo sūnaus gyvenime, turėjo dalį ir jo darbe dėl žmonijos atpirkimo bei išganimo. Tiesa, palyginus šią Marijos dalį su sūnaus darbu dėl pasaulio išganimo, ji yra tik antraeilė ir jos vertė kyla iš sūnaus darbo vertės. Vadinasi, Marija kaip atpirkėjo motina yra jo bendradarbė žmonijos atpirkime, yra jo bendradarbė ir žmonijos išganime bei pašventinime.
Ji tapo ir privilegijuota šventosios dvasios šventovė. Joje šventoji dvasia sukūrė Kristui žmogiškąją prigimtį ir ją pripildė neapsakoma gausa malonių visos žmonijos labui. Marija savo užtarimu bendradarbiauja su šventąja dvasia sielų atgimdyme bei jų pašventinime. Dėl to esame įpratę Mariją vadinti ir šventosios dvasios sužadėtine. Įsikūnijimo metu Marija tapo ir žmonių motina. Viešpats Jėzus yra atgimusios žmonijos galva, yra galva mistinio kūno, kurio mes esame nariai. Marijagi, kaip gelbėtojo motina, pradėjo ir pagimdė jį, kaip atgimusios žmonijos galva, kaip mistinio kūno galva. Vadinasi, ji tapo motina ne tik Kristaus, kaip mistinio kūno galvos, bet viso Kristaus. Ji tapo motina ir jo mistinio kūno, o tuo pačiu visų jo narių. Žinoma, ne pagal fizinę jų prigimtį, o pagal jų antgamtinį gyvenimą, kurio atžvilgiu jie yra Kristaus mistinio kūno nariai. Šią tiesą patvirtino pats Kristus savo testamente. Prieš mirdamas ant kryžiaus jis kreipėsi į Mariją žodžiais: štai tavo sūnus. Ir šventojo Jono asmenyje esamieji ir būsimieji jo mokiniai tapo Marijos vaikais. Kristus tai dar sutvirtino žodžiais šventajam Jonui: štai tavo motina. Vadinasi, visi jo mokiniai Mariją turi laikyti savo motiną, turi kreiptis į ją kaip į savo motiną. Iš fakto, kad Marija yra Dievo motina ir žmonių motina, kyla visas Marijos vaidmuo mūsų krikščioniškajame gyvenime. Marija turėjo dalį atpirkimo malonių pelnime mums. Jau esame svarstę tiesą, kad viešpats Jėzus, žmogus, yra pagrindinis atpirkimo malonių mums pelnytojas, ir tai tiesioginė ir išsamiausia prasme. Marija, kaip atpirkėjo motina, turėjo jo veikime žmonijos labui antraeilį vaidmenį ir sakoma, ji pelnė mums atpirkimo malonės de congruo, vadinasi, Kristus jas pelnė mums de condigno, teisingumo titulu, o Marija jas pelnė de congruo, tinkamumo titulu, nes galią pelnyti ji turėjo ne iš savęs, bet tą galią buvo suteikęs jai jo sūnus, mūsų atpirkėjas. Taigi jos kaip motinos dalis savo sūnaus atperkančiame veikime yra mums nuopelninga. Žinoma, ji nieko naujo, nieko skirtingo nuo savo sūnaus nuopelnų mums nepelnė. Jos dalis, jei taip galima išsireikšti, tik davė Jėzaus nuopelnams Marijos motiniškumo atspalvį. Šiuo bruožu pasižymi visos viešpaties Jėzaus pelnytos mums malonės. Marijos gi dalis mūsų atpirkime tikrai yra žymi. Sutikdama būti atpirkėjo motina, Marija tapo atpirkėjo motina. Ji atpirkėja ne tik pagimdė, bet ir jį maitino, globojo, ruošė jo misijai su visu motinišku nuoširdumu. Įsikūnijimo metu ištartas fiat įprasmino visą jos gyvenimą. Ji tobulai vykdė Dievo valią, tobulai įsijungė į jo sūnaus atpirkėjo veikimą dėl žmonijos išganymo. Viešpats Jėzus aukojosi ant Kalvarijos kalno dėl žmonijos išganymo ir ji aukojo Jėzų kaip motina savo sūnų. Marija įsiliejo visų savo gyvenimu į šią savo sūnaus auką. Aišku, kad Dievas negalėjo nepriimti šios jos aukos. Vadinasi,
Marija tikrai yra turėjusi dalį visų atpirkimo malonių pelnime. Ji pelnė jas, kaip sako paskutinieji bažnyčios dokumentai, de congruo, tinkamumo titulu. Marija krikščioniškojo gyvenimo pavyzdys. Aišku, Marija yra gražiausias mums pavyzdys po Viešpaties Jėzaus. Šventoji dvasia, kuri dėl jos sūnaus nuopelnų joje gyveno, padarė ją nuostabiai panašią savo dvasia į sūnų. Tai tobuliausias Kristaus paveikslas, kurį nutapė šventoji dvasia. Niekomet ji nepadarė nei mažiausios nuodėmės, niekomet nepasipriešino maloniai. Visa darė teisėje pagal tavo žodį dvasioje. Dėl to bažnyčios tėvai, ypač šventasis Ambraziejus ir popiežius šventasis Liberijus, ją rodo tikintiesiems kaip visų dorybių tobulą pavyzdį, pilna meilės ir rūpesčio savo draugėmis, visuomet greita patarnauti, niekomet nekalbanti nei nedaranti nieko, kas galėtų atsiduoti nuodėme, pilna meilės visoms ir visų mylima. Pakanka paminėti tik tas jos dorybės, apie kurias kalba Evangelija. Gilus tikėjimas, kuris įgalina ją be svyravimo tikėti tuos nuostabius dalykus, apie kuriuos jai kalbėjo angelas Dievo vardu. Tikėjimas, kurį šventosios dvasios įkvėpta gyrė šventoji Elzbieta, laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. Skaistybė, kuri matyti iš jos atsakymo angelui, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Vadinasi, ji buvo pasiryžusi ir santuokoje su Juozapu laikytis skaistumo ir net nusistačiusi geriau atsisakyti dieviškos motinystės negu skaistybės. Nusižeminimas, kuris matyti iš jos nerimo, girdint angelą ją giriant, ir iš jos nusistatymo visuomet likti tik Viešpaties tarnaitė. Dvasinis susitelkimas, nes ji visą tai, ką girdėjo apie Jėzų, svarstė savo širdyje, kaip sako šventasis raštas. Meilė Dievui ir žmonėms, kuri įgalino ją žmonijos labui ir Dievo garbei pakelti visus bandymus, o ypač savo sūnaus kančią. Kokia didelė turėjo būti jos meilė žmonijai, kai ji aukojo už ją savo sūnų ir jame save. Marija drauge yra ir labai patrauklus pavyzdys. Ji yra Dievo kūrinys kaip ir mes. Ji yra Adomo šeimos duktė, mūsų sesuo. Ji antgamtinio gyvenimo atžvilgiu yra mieliausioji motina, prie kurios artintis turi drąsos net labiausiai nusikaltę jos vaikai. O kaip norisi mums, jos vaikams, būti kuo panašesniais į taip kilnę, taip Dievo išaukštintą mūsų motiną. Be to, tai pavyzdys, kurio lengva sekti bent tuo atžvilgiu, kad ji siekia šventumo tokiomis paprastomis gyvenimo sąlygomis, puikiai atlikdama paprastutes kasdieninės savo pareigas ir kaip jaunuolė, ir kaip motina, ir kaip šventosios šeimos motina širdis, džiaugsme ir liūdesyje, aukštinama ir didžiausiose pažeminimuose Viešpaties Jėzaus kančios metu. Iš tiesų, kai sekame Mariją, esame tikri, kad mūsų gyvenimo kelias veda mus ten, kur ji yra savo sūnaus garbėje ir laimėje, veda į dangų. Tai geriausias laidas panašėti į Kristų ir susilaukti galingos Marijos globos. Marija visų malonių tarpininkė. Jau prieš daugelį metų šią tiesą išreiškė šventasis Bernardas šiais žodžiais: tokia yra valia to, kuris visus mus panoro turėti per Mariją.
Yra tikra, kad Marija tarpiškai duoda mums visas išganimo malonės, nes yra davusi mums Viešpatį Jėzų, mūsų išganimo autorių ir visų išganimo malonių versmę. Be to, vis labiau išryškėja bažnyčios tiesa, kad kiekvieną malonę, kurią gauname Marijai užtariant. Vadinasi, Marija yra visuotinė tarpininkė tarp mūsų ir Dievo. Yra tarpiška tarpininkė, nes tarpininkauja per Viešpatį Jėzų žmogų, kuris yra vienintelis, pilna to žodžio prasme, tarpininkas tarp Dievo ir mūsų. Marijos tarpininkavimas yra jos intervencija, kreipiantis į savo sūnų mūsų labui. Šios tiesos didesniam aiškumui su tėvu Delebrois sakome, kad pagal dabartinį Dievo valios planą kiekviena antgamtinė dovana mūsų labui teikiama veikiant 3 valioms. Pirmiausiai veikia Dievo valia, kuri duoda mums visas malonės. Paskui veikia valia Viešpaties Jėzaus tarpininko, kuris visas išganimo malonės yra pelnęs de condigno ir pats jas teikia mums teisingumo titulu. Pagaliau veikia valia Marijos, antrinės tarpininkės, kuri malonės yra pelniusi de congruo ir išprašo jas mums iš savo sūnaus. Kaip matome, Marijos tarpininkavimas yra tarpiškas, nes ji užtaria mus pas Viešpatį Jėzų vardan savo nuopelnų mūsų labui ir savo maldavimais už mus išprašo malonių iš savo sūnaus. Marija savo pagalba dalyvauja kiekvieną malonę gaunant, net žmogaus neprašoma. Juk ji yra motina, o motina net vaiko neprašoma, parūpina vaikui to, ko jis yra reikalingas. O ko mes esame reikalingi, ji, matydama Dievą veidas veidan, puikiai tai mato jame. Marijos tarpininkavimas yra taip pat visuotinis, nes, kaip turėjo dalį visų išganimo malonių pelnime, taip tinka jai turėti dalį ir visų išganimo malonių dalinime. Tačiau jos tarpininkavimas yra palenktas Kristaus tarpininkavimui, ta prasme, kad ji galėjo mums pelnyti ir dabar gali gauti mums malonių tik per savo sūnų. Ši tiesa, kaip matome, yra labai paguodžianti, kaip malonu žinoti, kad visas išganimo malonės gauname per savo taip mielos motinos rankas. Paskutiniu laiku bažnyčia šią tiesą ir praktiškai palaiko. 1921 metais popiežius Benediktas XV leido Belgijoje švęsti Marijos malonių tarpininkės šventę.